Reiškia, žinot, masažas yra iš tikrųjų labai nuostabus dalykas, pats masažas. Ir mes labai norėtumėm, kad mums kažkas glostytų, bet dėja, pritrūksta kartais ir laiko, ir dar kito laiko, ar ne? Mes puikiausiai galim padėti savo savimasažą. Savimasažas jau nuo senų senovės prieš 5000 metų Tailando vienuoliai, ir taip pat labai dauguma vienuoliai, turbūt puikiai suprantat, kad vienuoliai daugiau gyvena tą dvasinį gyvenimą, jiems nėra kada bėgioti ir jie labai aktyviai, tarp kitko, užsiema savimasažu. Tai vat pas mane toksai trupučiuką miksas, aš sudėliojau ir gavosi toks visai neblogas, sakyčiau, paketukas. Ir principė, va, tai, kas naudoja, tikrai labai padeda ir atrodo visiškai tai nekalta, mes galim skirti tikrai labai nedaug laiko savo, bet pagalbą ir efektą mes tikrai labai pamatysime labai greitai. Visada rezultatą galim greitai pamatyti, jei tik tai laikysimės vienos taisyklės. Jeigu mes darysim tai, ką norėtumėm turėti, reikia tiesiog užsiimti ir tada bus rezultatas. Na tai ilgai netraukiam į naktį ir turim tikrai 5 pirštelius vienoj pusėje, 5 pirštus kitoje rankoje, ir su šitais paprastais instrumentais mes galim padėti tiek savo artimui. Taip? Mūsų pagrindinis energijos šaltinis, sakykime, telkinys yra mūsų, kaip jums atrodo, kur jis yra pagrindinis bliūdas, kur kaupiasi. Kur? Kaip sakėt jūs? Bamba, ne bamba. Tai yra pirštų galos? Ne, faktiškai pagrindinis. Tai mūsų yra, atsiprašau, labai lytiniai organai, tai iš čia, juk gyvybė, tai iš kur ateina? Iš čia, iš motinos gimdos, ar ne? Tai va čia yra mūsų energijos kiekis. Ir va ne veltui mes sakom, kad yra žmonių dėja, kurie nepuošia mūsų visuomenės ir jų energetinis lygis apačioj tik tai ir plaukėja. Jiems neduota suprasti, kas per dorovės normos yra, moralė kokia, tai dėja tie elementai, kurie toli gražu iškreipia mūsų visuomenės, kaip žmonija, reiškia, ir žudo, ir žagina. Ir mes paskui stebimės, kodėl jie net šypsosi, žiūrėdami į akis, ir pas juos nekrustelė nei vienas veido raumenėlis. Todėl, kad pas juos jiems neduota, jiems tokia duota tą karmą. Ir labai liūdna. Tai vat suvokdami tai mes ir sugebam, kiek mes sugebam pakelti tą savo būtent energijos lygmenį, tiek ir turim. Be abejo, žmonės, kurie gyvena ir užsiima daugiau dvasiniam praktikom, kaip vienuoliai, ir šiaip pat jogos meistrai, kurie daugiau panyra, kunigai, taip. Ir šiaip nebūtinai ten, kad kunigų būti. Tiesiog daugiau dvasiniam praktikom užsiima, be abejo, kad jo energijos lygis yra stipresnis. Ir vat atvažiuos mūsų specialistas auras fotografuoti, tai irgi iš karto jūs galite pamatyti savo energijos lygmenį. Ir žmogus pradeda sunegaluoti žymiai anksčiau. Mes dar galim nieko nejausti ir savo kūno absoliučiai nieko net nepajausti ir nematyti. Bet mes žinom, kad apart savo fizinio kūno mes turime 7 energetinius apvalkalus, ar ne? Ir pradėjus jam trupučiuką kažkur tai birėti, trukinėti, palaipsniui su laiku pradedam jausti jau ir fiziniai plotmėj. Ir va būtent va tose energetinėse nuotraukose mes labai greitai ir labai lengvai galim pamatyti, jau trupučiuką užbėgant už akių įvykiams, galim pamatyti, kas su manimi yra ir kur yra blogai. Tai būtent toliau sekantis, reiškia, mūsų energijos pagrindiniai šaltiniai yra, tai yra mūsų delnai, mūsų vidurys, tai yra vadinasi perikardo taškas. Jeigu mes su nykštuku paimsim su nykščiu ir pasuksime delne, mes pajausim, kad tarsi užkūrėm ugnį. Vat paėmė paprasčiausiai patrynėt nykšteliu ir iš karto karštą, pasidarė. Lyg tai kokią angliuką turėtume delne įsidėję, taip? Ir pažiūrėkit, automatiškai mes nieko galbūt ir negalvodami, mes kai darom. Jeigu suskauda dantį, suskauda širdį, ką mes darom? Mes iš karto dedam delną, skauda širdį. Vaikas pravirko, nuskaudino jį, apglostė mama, jį apkabino, praėjo jam viskas, nurimo. Reiškia, va, ta mūsų energija, mes ją veikiam. Ir be abejo, dar pagrindinis srautas yra energijos, yra akių. Jeigu eina graži mergina ir jaunuolis paskui, jis taip įsmigins savo akių žvilgsnį, kad nori, nenori, ta mergaitė atsisuks. Va, ir galbūt ten viskas baigsis kaip pasakoja, ne? Taip kaip jums buvo, ne? Tai va, na gerai, rankos mūsų. Mūsų rankos, jeigu tai trupučiuką išsudžioko, tai mūsų
Du viduriniai pirštai yra mūsų kojos, iš šonų mūsų rankos ir nykštys yra mūsų galva ir kaklas. Kiekvienas mūsų pirštas yra susijęs su mūsų pagrindiniais organų energetiniais kanalais. Nykštys yra susijęs su skrandžiu, žmogaus, reiškia, pasaulio elementų žemės ir žmogaus emocija kaip nerimas. Smilius yra susijęs su storąja žarna, su kvėpavimo sistema, plaučiais. Atitinka jisai medžio elementą ir susijęs su tokia emocija žmogaus kaip nekantrumas, skubotumas, nepakantumas. Trečiasis pirštas yra plonosios žarnos virškinimo sistema, šalinimo ir nervų sistema, atitinka ugnies elementą pasaulio ir susijęs su depresija, su liūdesiu ir depresija žmogaus emocija. Ketvirtasis pirštelis yra susijęs su energetiniais kanalais kepenų, atspindi žmogaus savybę pykčio emociją ir yra metalo elementas. Ir tai paskutinis penktasis pirštas atspindi susijęs su inkstų energetiniu kanalu, susijęs su vandens elementu ir atspindi žmogaus savybę kaip baimė. Tai mes jau žinodami tokius pagrindinius dalykus, mes galim, kaip sakoma, masažuodami savo pirštelius, turėtume menį kreipti savo dėmesį ir savo mintis būtent į tos organus tiesiogiai, kokius mes norėtumėm juos suaktyvinti. Taip? Na ir pirmiausia, be abejo, kad pradėdami masažą arba savimasažą, mes be abejo turime pastiprinti, sušildyti savo delniukus, tai patrinti savo rankas, taip, sustiprinti savo delniukus, pakelti savo su įkvėpimu, pakelti savo energijos lygmenį, taip, kiek mes pajėgiam, taip, ir pradedam nuo delno. Delne yra 3 mūsų linijos, tai yra gyvybės linija, bet pabūdom iš karto ir suaktyvinam gyvybės liniją. Yra prie nykščio pati pirmoji, taip. Toliau yra emocinė ir psichinė. Tai yra šalinimo ir tiesiog paimit, ištrinat šitas linijas. Su nykščiu paimit, suaktyvinat savo pagrindinės gyvenimo linijas. Jas suaktyvinat. Toliau paimat pirščiuką ir kiekvieną numausat, tarsi žiedukus numausat nuo savęs. Kiekvieną pirštelį paimat ir stipriai užsidėjot anūkės žiedą galbūt per ankštą ir laikė labai greitai nuimti. O tą linijų masažavimą reikia abiejose delnuose? Galite abiejose ir galite. Taip. Ir labai malonus, su ryšiuku. Prašau? Nu, žinot, kiek tas laiko, o kiek jūs turit laiko, kiek jūs mylit save, kiek jūs jaučiat, kiek jums reikia. Nu, nedaug, tai net minutė. Nu, tai jeigu jūs galite, žmona jūs išlaikys, tai galite, laisvai, jokių problemų. Proto ribose, nu, pamankštinot, jeigu jūs kiekvieną rytą skirsite aplamai masažui, savimasažui 10 minučių, 15, tai bus nuostabu. Tai bus nuostabu, tai tikrai jūs pajausit tikrai. Ištrinėm, taip, toliau, viršui irgi eina stuburiukas, į kiekvieną tarp nykščio ir tarp smilio ir trečiojo piršto, vat yra tokie įgriuvos, taip? Tai tiesiog dėjot 4 pirščiukus ir išmasažuojat. Ir pajausite, kad kai kur yra skaudami taškai. Pajausit, kad yra skaudami taškai. O štai šitaip. Taip. Tarp smilio ir trečio piršto ir tarp trečio ir ketvirto. Atidėjot kaip šukas kokias įdėjot ir paspaudinėjot. Pajausit. Taip, yra tokia tartelė. Įdėjot ir pamasažuojat. Ir pajausit, kai kur skauda. Tad skaudama rado tašką, va trupučiuką jį ir pamasažuojat. Dar gulėdami lovai puikiausiai tai galit padaryti. Taip, išmasažuojat. Taip. Toliau, paimėt ryšiukus ir užsukot. Čia taip kaip veržlės, paimėt, prisukot, kad laikytų rankos ir stipriai. Įsivaizduokit, man tai jau taip vaizduotė labai kyla. Ir aš labai vaizdžiai prisuku savo veržlės, kad rankos nenukristų. Taip, kažko čia apie ranką šitaip reikia? Taip, kodėl? Taip, be abejo, taip. Va. Ir paleidžiat. Jeigu paprastai galūnės, na, su metais bėgant keičiasi mūsų kraujo apytaka, prastėja kraujo patekamumas, galūnė šąla, ypatingai dažniausiai kada, aišku, rudenį, žiemą. Tai vien nuo to, žinokit, kad jūs atpalaiduosit ir pakartysit pirštus, jie iš karto priplūs kraujo ir pajausit, kaip pradeda šilti pirštų galūnės, atsipalaiduoja, jūs priplūsta pilnas kraujo, taip, tai yra tikrai puiku. Na, tai ką, rankytės pažiūrėjom, staptelim prie galvos. Malūnėlė vietoje mes turime karūną, tašką karūną, kuris susijęs su 100 energetinių kanalų.
Tai vat, kur buvęs malūnėlis, jūs paimat ir švelniai patrinat. Jūs masažuojat 100 energetinių kanalų susijusių su visais pagrindiniais jūsų organų centrais. Taip. Toliau, žadina mūsų galvytės, suaktyvinam apytaką. Užsukam ratukus ir viskas važiuoja tiesiai į viduriuką. Iš visur. Užmasažuojam. Taip. Iš priekio, iš šonų. Ir svarbiausia, pamasažuojam štai vėjo daubą, kur galva užmauta kaip kopūstas. Taip, šitą daubą gerai išspaudinėjam. Jeigu niekad nemasažavo, tai žinau, kad šita vieta paprastai būna ganėtinai skausminga. Ypatingai, kai paima kitas žmogus, ar ne? Kai paspaudžiam, jaučiam. Tiesiog išmasažuojam gerai tą galvytę. Tai tikrai padės jums nuimti jums galvos skausmus, nemalonius pojūčius, taip, ir netgi migreninius skausmus. Ir viską suvedat į karūnos tašką. Malūnėlio vietą, į karūnos tašką, taip? Na, toliau pramušam lengvai pirščiukais. Visą piršto pagalvėlėm pramušat, prabeldžiat lengvai, pastuksenat į visą galvą. Ir už nugaros pakaušį visą. Taip. O dabar, kad ryškesnis ir spalvotesnis mąstymas būtų, sulenkėt krumpliukais ir prabeldžiat. Prabeldžiat galvytę visą. Pastuksenkit, nebijokit, pasitenksit. Tuščia. Labai gerai. Jeigu jau tuščia, gerai skamba, reiškia viskas tvarkoja. Svarbiausia, nėra nereikalingų minčių. Čia tik tai į gerą. Čia tik į gerą. Dabar parodysiu kitą pratimą, kurį labai puiku būtų geriau, aišku, daryti porose, dviese. Tai moteris gali savo neigiamas emocijas išlieti ant vyro ir daryti kartu ir gerą. Taip? Tai dabar kartu ir suimsim, reiškia. Tempimas plaukų. Suimam pirmutinės ruogą štai per priekį. Tik suimam ir pakeliam. Tik suimam. Oda. Taip. Laikom. Taip, kitam dar. Toliau. Sekantį juostą per viduriuką. Suimam. Laikom. Pasityčiajimas. Sekantį toliau. Laikom, patempiam, bet suimkit taip, kad jausumėt tempimas. Toliau viduriukas, už nugaros, čia jau geriau, ne? Nu va man. Paauginsit va bent to, nieko tokio. Ir apačioj prie pat kaklo. Suimat štai čia. Įtempiam, laikom. Ir šešta prie smilkinių. Prie smilkinių. Įtempiam. Paleidžiam, susiglostom, dabar nuleidžiat rankytės, susimerkėt, lengvai įkvėpėt ir paleisit. Užsimerkiam visi ir stebėkit savo galvelę. Suaktyvėjo jūsų kraujo apytaka. Galvelė pasidarė tikrai lengvesnė. Ar ne? Jaučiat, va, kiek jūs pajudinot ją, šiek tiek pasukinėjote ratukus, pabeldėt, papešiojot ir galvos kaip ir jau yra lengvesnė. Gerai, ačiū. Galite atsinert. Tai va, atrodo tik nedaug. Bet patikėkit manim. Ypatingai va šitas suėmimas į plaukų, sakykime, pešimas, ar ne? Įtempimas, ne pešimas, bet įtempimas labai aktyviai suaktyvina kraujo apytaką mūsų galvoje. Ir va, moteris paprastai labai dažnai skundžiasi visokiais migreniniais skausmais. Tai tikrai labai efektinga priemonė, tiesiog pabandykite ir pamatysite. Na, keliaujam toliau. O jūs masažus, nuo kurios vietos pradėti? Nu, paprastai padedam nuo sprando, nuo vėjo daubos ir kylam į viršų ir einam į malūnėlį, taip, į karūnos tašką, taip. Smiliai sulenkiam per pusę, antrą falangą ir išmasažuojam kaktą. Išmasažuojam kaktą. Taip, pirščiukais išlyginam kaktos raukšlės, nuvėjam visus rūpesčius. Taip. Gerai. Ir dabar einam prie akyčių. Faktiškai antakiai akys ir nosis praktiškai visi vienoj krūvoj. Tai suimam antakius nuo pat nosies pradžios ir suspaudžiam iki pat galo. Tarsi virtinuką su varškės įdaru. Taip įspaudžiam, kad neišbėgtų verdant įdaras, ar ne? Paspaudę su pirštais turite jausti, dar nuėjame pirščiukus, turite jausti, kad liko įspaudas, taip?
Na ir prie akių masažą dar prieina viskai plačiau. Viršutinė akidobė mes įspaudinėjom su nykščiu. Išspaudinėjom viršutinę akidobę. Nuo pat akių kampučio vidinio iki pat išorinio. Taip. Ir tas pats apatinė akidobės kraštą. Išspaudinėjom akidobės kraštą. Taip, ir stipriai įspaudinėjom. Ant apatinio akidobės krašto per vidurį yra konkrečiai akies taškas, akių taškas, pamasažuojam jį ant akidobės krašto, per vidurį. Jeigu paspausit kitur, jausit visai kitokį pojūtį. Jeigu pataikot į tašką, reiškia bus iš karto toks taškinis skausmelis, natūralus taškinis skausmelis. Na ir dabar uždėję pagalvėlės, pirštų pagalvėlės ant akių švelniai, paspaudžiam ir atleidžiam, paspaudžiam ir atleidžiam. Trupučiuką paspaudinėję tą akies obuoliuką. Tik ne visai, žiūrėkit, kad neištrykštų, įsijautus. Taip. Ir dabar pirštus, du pirštus užkišam už akies obuolio ir tarsi, norim, kad jis pasislinktų. Paspaudinėjam už akies obuolio, šiek tiek, labai švelniai, po truputėlį. Vat pamasažuojam ir patį akies obuoliuką. Ir taip pat iš apačios pridėję du pirštus, paspaudinėjam akies obuoliuką iš po apačios. Ir pamirkčiam lengvai. Mirkčiamas irgi masažas duoda švarumą, sudėkina akį truputėlį, taip. Išmasažuojam akių kapšelius prie nosies, vidinius akių kapšelius. Dažnai būna taip, kad rudenį arba žiemą šaltą rytą išeinam ir padeda šaroti akis. Tai dažniausiai, kad būna užsikimšę mūsų akių tie kapšeliai. Jeigu jie ne visai beviltiškai užsikišę, tai tikrai, jeigu aktyvinsit va taip pamasažuodami, tai gali viskas būti gerai. Jeigu jau pagalbos reikia medicinės, tai be abejo sodatėlę pas mediką jums pradurs ir nustosite verkti kažko gailėti, o nežinote ko, ne? Na ir išoriniai kampučiai taip pat akių pamasažuojam. Taip. Jau jeigu nosis gera, tai yra vienas iš sveikatos požymių, kad turi nosį. Ir pažiūrėkite, jeigu operos dainininkai, ar ne, kurie tai tie, kurie traukia, jie turi turėti nosį, nes kitaip jau nieko neišeis. Šiaip mes nelabai turbūt prižiūrim tą savo sinusus. Ypatingai, vad mato, Eligijus jau minėjo, ne, kad būtų labai puiku, jeigu mes kiekvieną dieną praskalautumėm savo nosį. Jeigu mes kiekvieną rytą praskalautumėm savo nosį, tikrai neturėtumėm tokių gripinių epidemijų ir šnarpšti noselę mums tikrai galbūt ir netektų. O ir labai paprastas, galima su paprastu šiltu vandeniu, galima ir, pavyzdžiui, su bikarminto tabletė vaistinėse, galima su druskos vandeniu, tirpalą pasidaryti skiedinį, kaip jūs galite, kiek norit. Jeigu esate Palangoj, pavyzdžiui, aš su vaikais, kaip visada sakau, pasisemkim vandens, patraukim per nosį. Pradžiai be abejo būna nemalonus tas jausmas, bet su laiku viskas priprantama ir suprantama ir tai būna paskui vis lengviau ir lengviau ir nesudaro jokių problemų. Tai padės jums išvengti rudeninių, tų pavasarinių oro permainų, į kurias labai reaguoja mūsų būtent nosis. Taip. Na ir be abejo sustiprinti reikia. Paimam nugarėlę iš šono ir švelniai patrinam gražiai. Kitą vandenį įtraukia? Taip, įtraukta nosį. Įsipylė į puoduką per vieną angą, per kitą angą. Ir išpučiat. Yra indelė, taip, jo, jogai turi specialiai, jo, yra tokie specialūs indelė, bet puikiausiai galima išsiversti, aš, pavyzdžiui, turiu tokį mažą indelį, pasiverčiu, jokios problemos. Uždengiau vieną angą, įtraukiau nosį, įdaugiau kitą, jokių problemų. Kai įprasit, būsit, žinokit, viskas eis savaime. Aišku, jeigu turite tokį su vamzdeliu, galite ir tai naudoti, dar ir galbūt geriau, aišku, taip. Toliau, išspaudinėjat visą nosį, nosis turi būti gyva. Taip. Aplamai jūs save lipdot, masažuodamas jūs save lipdote, taip, jūs turite gyvas, visas kūnas turi būti elastingas visai. Paimat, smiliau kaip pagaliuką ir per visą nosies nugarytę pabarbenat stipriai štai šitai.
pabaksnuoju. Pabaksnuokit taip, kad būtų garsas. Ne, per visą nosį, ne taip šonu, bet per visą nosį. Visą nosies garėlę. Suaktyvinate jūsų sinusus ir palengvinate, taip? Mūsų dažnai, kai žmogus eina ir jeigu eina gatvė, mato, kad mėlyna nosim, sako, va matai, tai jau reiškia mėgėjas stikliuko. O mes dažnai nepagalvom, kad tam žmogui galbūt yra visai kitos problemos. Su širdim dažnai žmonės, jeigu turi problemų, būna mėlynas galiukas. Nosies galiukas priklauso irgi. Tai mes vaikystėje ką darydavom? Mes mėgdavom pačiupt savo draugą ir sakyti, kiek paršiuką jis turi. Kiek keulė turi paršiuką, ne? Tai dabar patys savo paimat taip gražiai, suimat ir pasukat nosies galiuką. O kiek jau ten tų paršiukų jūs turite, suspręskite patys. Paimat už nosies galiuko ir gerai pamasažuojat nosį, taip? Nes tai yra taškas, širdies taškas, yra susijęs su to viskas, taip? Toliau, nykštį ir smilių. Įkišat iš nervės ir gražiai pasukinėja. Nesijaudinkit, nuo to jūsų negaro nosis netaps. Jau kokią turite, tokią turėsit, bet suaktyvinsit, jūslės savo suaktyvinsit. Taip, nosis turi būti tikrai gyvybinga. Aišku, jūs kaip kai kurie gyvūnėliai negalėsit ten pasukinėti, kad užuosti, bet jinai bus suaktyvėsi, iš tikrųjų, ir uoslė nuo to tikrai tik pagerės. Na ir dar vienas pratimas kartu susijęs su nosim, bet jisai daugiau siejasi ir su mūsų ausimis. Tai jeigu ausis neoperuotos, nebuvo jokių problemų su ausim, tai užkimšat nosį, įkepėt ir pučiat orą per tą. Reiškia, eina kartu ir pro ausis ir trupučiuką pro šnerves. Tai va, praplaunam truputėlį. Na dabar mūsų ausytės, taip. Turi būti jos minkštos, laisvos, lengvos, tokios kaip guminės, tokios. Lankstytis. Jeigu jūs jų niekad nejudinat beveik, taip tik pasišluosėt, tai jos turėtų būti biski tokios. Aš vienai moteriškiai liepiau pačiupinėti savo davau ausį, pačiupinėti. Tai biski skiriasi, nes mano tampytos. Nu, aišku, vaikystėje mama patampydavo. O jie dabar aš pradėjau tampyti, viskas tik į gerą pasirodo. Tampyta visus gali. Įtempiam rankas, dedam ant ausų ir stipriai gerai sukę atitraukiam. Čia taip kaip vakuuminis, tai yra būtent vakuuminis puikus ausų kamščių valymas. Nes žinot, kad su tepinėliais valyti negalima, bet mes vis tiek kartais turbūt paimam ir pavalom, ne? Vaikystėje ta siera, kai gaminosi, jinai bėgdavo labai laisvai ir vaikam tai labai stipriai būdavo, ne, valosi. O žiūrėkit, su metais jinai sustoja, ne, mažiau išteka ir tikrai susidaro kamščiai, jeigu mes dar savarankiškai patys nelabai protingai paimam, kad greičiau būtų, vandens ten pribėgo ir palengva užkemšam. Tai šito daryti tikrai nevalia, nereikia. Ir va tas paprastas šitoksai patrinimas ausų ir atitraukimas tikrai pajausite, kaip atpalaiduoja. Dar galite kišti ir į smilius, ir pakratyti gerai, ir ištraukti, taip. Na ir išspaudinėjam savo ausį, nes tai irgi yra visas žmogutis, taip. Nuo pradžios ausies iki galo, visą gražiai ausytę. Tiesiog išniurkot ją, išniurkot. Grinai tokia kaip plastelina, kaučiukinė tokia, taip. Padarom čia burašką, gražiai ištempiam. Pajauskit tokios, užkaito ausis. Ausis užkaito, labai fantastika, iš karto gyvas žmogus. Nes čia irgi smegenys yra. Pakeliam į viršų, Taip. Šitą porose daryti irgi labai puiku, kai paima žmona kelia vyro, iš karto stuburas, labai puikiai įsitėsia stuburas, kai kelia ausis į viršų, taip. Paimam ausis, nuleidžiam žemyn. Na, paskui, kai pasirodo, būna momentų, kai nieks nebemiela, užlenkiam ausis, suspaudžiam ir staigiai atleidžiam. Stipriai užspaudžiam, užlenkiam ir staigiai atleidžiam. Jau čia toks vakuuminis. Tai va, kuo jūs stipriau, tampriau prispausit savo delnus prie ausų, tuo labiau šitą jūs tikrai atsivers jūsų būgnelį. Na ir vidinės ausies, sakykime, masažas yra, kaip yra ausis, dedate 3 pirštus, uždedat pirštą smilių ant 3 piršto ir spraksit. Spraksit tiesiai į tą kaulą, o aš tai šitaip. Garsas vidinis labai geras ir iš karto būtent eina į vidinę ausį. Tiesiai į vidinę ausį. Pabandykit, labai geras. Išmoksit spraksėti, čia labai paprasta. Ir paspraksit taip auselę. Dabar parodysiu 5 pagrindinius taškus, kuriuos dėlėtų tikrai masažuoti kiekvieną dienelę. Tai yra pradedam, reiškia, nuo trečiosios akies. Trečioji akis, tai yra mūsų tarp akių, tarp antakių.
Taip. Toliau antras taškas yra gerklės centras, tai yra kraštas. Gerklės duobelės kraštukas. Toliau širdies taškas. Širdies taškas. Toliau ketvirtas, 3 pirštai po bambo. 3 pirštai po bambo. Taip, po bambo, 3 pirštai po bambo. Ir ant gaktos. Visiems vienodai. Nes pasisunkite. Taip. Tai va, drąsiai pasisunkite. Bet jeigu aš pradėsiu taip masažuoti, paprastai jūs masažuositės namuose. Ar aš įvalausiu troleibusą kokią? Jūsų valia, jeigu taip norisi, negalėsiu nieko sakyti. Na gerai, važiuojam toliau. Dar yra, reiškia, veido atpalaidavimo kartu tokie taškiukai papildomi prie to, ką aš jau jums rodžiau ant veido. Tai yra akių, ausies, va, tos mažosios vadinamos ausis, ar ne, užspaudžiam, nykščiais labai gerai. Ir spaudami, atleisdami, tariam garsą tai yra bitės zvimbimo, tai yra bitės zvimbimo meditacija. Tiesiog padarykim trupučiuką. Eina tiesiogiai ir ausis ir kartu vibruoja mūsų smegenų dalis, taip? Pajutot, ar ne? Puiku. Gerai. Toliau, nosies taškiukai dar eina čia jau prie veido, į šoną. Kartu reikia ir dantenas, kaip matote, ne? Lūpų kampučiai. Na, dabar reikia pamažuoti ir mūsų danteną. Dedate pirštus visus 4 ant viršutinės lūpos ir aukštyn žemyn. Pamasažuojat savo dantenas. Aukštyn žemyn. Tas pats apačioje. Aukštyn, žemyn. Labai gerai padarėt, labai gerai padarėt. Taškas dar po nosim. Taškas po nosim. Taškas ant barzdos. Ir taškas po barzda. Na ir toks šalčio toksai patarimas, sako, patikinti, ant kiek jūsų laisvas tubas, ar nepasimat savo barzdos, atvedat apatinį žandikaulį, pakalenkit kaip vėl, kaip šuniukai. Jeigu pavyksta, ant kiek atpalaiduoja, tai jūsų stuburo reiškia kokias tonas. Na gerai, važiuojam toliau, judam toliau. Mūsų kaklas, kaip dievulis žinojo, kaip žmogų sukonstruoti, ne, galvoju, kodėlgi dabar tą kaklą čia taip suplonino, ne. Tai yra apsauga nuo mūsų streso, nežiūrėkit, žmogus, kai, visok, sako, viena bėda, ne bėda, kai užbliūna dargelis, kad ne, žmogus savaime sulinksta, čia sukausto, pečiai įtempti ir tas kaklas yra tarsi susiaurėjimas, kad apsaugoti mūsų smegenis, mūsų pagrindinę valdymo sistemą, taip? Reiškia, už tai viskas nugula čia ir surėmė kaklo raumenis, viską. Tai va, tas kaklas toks yra ir už tai splanėjęs. Ką darom? Paimam tiesiog, nubraukiam. Pradžiai gal nuo viršaus, tarsi kokie erkė būtų užlipus, taip nubraukiam žemyn, spaudžiam, taip numetam stipriai. Vėlgi, kad likstų tokie pirštų roželiai, taip. Dabar priešingą ranką suaktyvinam, pamasažuojam mūsų pagrindinės arterijas. Pamasažuojam štai šitą, taip. Prabraukiam gražiai švelniai, taip. Na ir tie pasukimai mes per mankštą darom, taip, tai yra iš apačios galvytę ir iš viršaus makriuką, taip. Per visą plotį nuo vieno petės iki kito, per barzdos plotį. Mes stiprinam mūsų kraujagysles, mūsų kaklo raumenis, tai duoda tikrai priklauso mūsų laisvumas, taip? Jo, iš apačios ir iš viršaus.
Sukti šiaip dažnai kalba, ypatingai, kadangi jeigu turim problemų ir turim ataugų, tai sukti galvą ratuku štai šitaip, ne. Geriau yra palinkti į priekį ir ją sukti ratu atsukus į priekį. Va. Tiesiog pasukti, kiekvieną sukat savo tempuku ir yra saugu. Yra saugu ir šiaip neskubėkit su kaklu, reikia atsargiai, lėtai daryti šitus pratimus. Taip irgi gerai, kadangi jie. Labai gerai jums išeina, jums kaip šokėjai iš vis gerai išeina. Viskas gerai. Gerai, toliau einam prie mūsų krūtinės. Kasgi čia mes turime? Užkrūčio liauką, čia mūsų visos nuoskaudos guli, įsižeidimai mūsų. Ir žiūrėkit, bažnyčia ne veltui, ką sako kunigas, aš kaltas, ar ne, ir mušti čia reikia. Tai va, išmušti su krumpliais, pirmiausiai patį krūtinį polį, atmušam tos mūsų toksinus, taip suaktyviname šitą visą, kartu va ir skydliaukė eina viskas, tiesiog išvertėm, taip, ir suplaštakam į vieną pusę, į kitą pusę, įleidžiam garsus, taip, vibruoja garsinės vibracijos masažuoja, čia vat labai puikiai mes viską šitą išmušam, taip. Na be abejo, betukai, ką mes galim padaryti, kaip ir sakom, paplokim visada savo geriausiam draugui, kuris tūpi čia, taip, lengvai, taip. Savo kipšiukui, kur irgi prieštaravimo būna neišvengiamai, randam sprendimą, kaip pasiginčinam patys su savimi, taip. Petukus iškratom lengvai, per pirščiukus nudrožiam, per delniuką, vidinę grįžtam. Pažasį, čia yra mūsų pagrindiniai limfos tekėjimo plokščiai ir šoniuką gražiai. Taip. Gražiai, pilna ranka, laisvai praploja. Ypatingai akcentuojam dėmesį per susidūrimus, kur yra sąnariai. Nes kur dažniausiai užkliūna mūsų visos, kaip sako, žinot, kaip ten, kur yra kurplyšiai. Tai va sąnariuose pas mus dažniausiai būna visų toksinų, nusėdusių medžiagų. Reikia išmušti reikia. Išmušti reikia, išbelsti, kiekvieną ratelį gražiai išveniai, ištapsnojam ir aplamai ištapsnojam savo kūną, taip, pramušti. O paskui tiesiog galim prasukti. Ir pamatysit, kaip būdėt, taip. Na, o dabar pilviukas. 60% viso pasaulio žemės rutulio gyventojų kenčia nuo vidurių užkietėjimo. Iš tikrųjų, be abejo, kad tai priklauso ir nuo mitybos, ir nuo mūsų aktyvaus gyvenimo. Jeigu fiziškai aktyviai užsiema žmogus mažai, be abejo, kad tai tikrai paskui duoda rezultatą. Neigiamą rezultatą duoda. Tai vat vienas iš masažavimo būdų yra tikrai viena ir pagalbų. Jau gulint dar galite padėti savo. Jeigu yra viduriai, problemos turi su viduriais, tai nuo apačios, nuo dešinės pusės apačios sukame viršų, taip, ir masažuojam. Pradžią judinam arčiau bambos, ir paskui vis toliau ir toliau. Na, toliau ką, išbeldžiam mūsų inkstukus švelniai. Švelniai pabeldžiam savo inkstukus. Tokiu draugišku pasiplekščianimu, taip, maloniai, švelniai pablusiam, taip. Ir pasiėmė plaktuką, 2 plaktukus, kryžkaulį. Čia jau taip aktyviai ir stipriau. Išmušam šitą kryžkaulį ir užpakaliuką, kiek galim pasiekti, taip. Stipriau, išbeldžiam jį visą. Ir turbūt jaučia toks malonus jausmas, kai beldžiam. Taip. Na ir, kaip sakau, savikritika geriausias dalykas, tai paplekšnuojam per savo užpakaliuką. Nuo dušios paplekšnuojam gerai, taip. Dabar paplojam šlaunytėm. Gerai. Dabar įsipėlę. Gerai, galite atsiskolti. Na ir pasimet kelią sąną ir kelią sąnarys. Mes takiko sveikuoliai tai darom tą tokį vandens ir apsivalymo masažą moteris darė, kartu jau ne kartą. Taip. Keliukį nieko nėra, tik tai skūra ir kremzlės, ar ne? Ir jisai riebaliukų neturi, jį reikia apšildyti. Tai pradžiai tiesiog paimat, dėjot delną ant delno ir stipriai pasukot.
Bet neimituoja to gražiai, jie apgaubia, atsukat, kad jis jaustų šilumą. Sušildyti reikia keliuką. Taip. Dabar paplojam. Papjaunam į šoną. Papjaunam į šoną. Iš apačios ir iš viršaus. Į tą keliuką. Patrinam. Pradžiai patrinam. Stipriai gerai maloniai patrinam. O tu jaus, maloniai šiluma. Mano kūno maloniai šiluma. Taip. Patekšniuojam. Papjaunam. Iš apačios ir iš viršaus. Ir kaip ir sakau, įsvygat, kaip chirurgai atidarot savo kelio sąnariuką, atsukat, pasižiūrit, viskas gerai, užsukat, prisukat gerai. Įkišat pirštus kiek tik gali, taip? Ir suglaudžiat kojas ir išmušat šlakus per patinklį. Anatolij, per vačiavį, per patinklį turime. Ir dabar praplojat koją visą, praplojat nuo apačios iki viršaus, kaip nevagiau. Praplojat. Šiaip priėjom prie pėdos. Pėdai mes skiriam tikrai ganėtinai mažokai laiko. Taip, aš jau nekalbu apie tai, kad reikia padaryti voneles, reikia jas patepti kremuku. Nu, mes matom, kai jau netelpa koja ir ypatingai turbūt gal vyrai mažiau dėmesio skiria, nežinau, kai jau pasidaro per mažas numeris batų, tai žiūrim, kad reikia nagus skirti, ne? Va, šiaip koją reikia pamasažuoti. Pirmiausiai pasiėmė kojytę prie savęs, ypatingai kai esate pirty, aplamai, jisai masažą užsiimti pirty yra labai puiku. Kūnas sušyla, atsileidžia sąnariukai ir jūs turite būti kaip beždžionėlės. Jūs turite save visur trupučiuką pablusinėti, pasukinėti. Tai vat pasiėmėt savo pėdutę, ištrynėt gerai. Ištrynėt gerai paduką. Ypatingai štai šitą keltį, bet čia yra mūsų stuburas. Šita vieta yra mūsų stuburas. Tiesiog išspaudinėkit. Jeigu yra problemos stuburė, jūs turėtumėt jausti štai šį čia nemalonius skausmus, nes yra konkrečiai taškai, yra aišku ir inkstų čia taškai. Bet pagrindė tai stuburiukas, taip? Ištinat gerai. Įkalat viniuką į savo kulną. Pasiėmė pėdą, taip? Paėmėt už mažą pirštelę, tiesiog kaip už galvos, kai žmogui tas įgelbėdamas kest, jį sukdami keliate į viršų, sukamaisiais judesiais, prispaudėt iš viršaus per pirščiuką, atlenkėt į vieną pusę ir užlenkėt atgal. Kitą pirštelę patraukim, paspaudėm nuo viršaus, užlenkėm į vieną pusę, užlenkėm atgal. Trečią pirštelį paėmėm. Pasukom ratuku, taip, paspaudėm. Atlenkėm, užlenkėm. Ketvirtą pirštelį paėmėm, taip. Išsukom gražiai. Paspaudėm. Atlenkėm, užlenkėm. Ir kitą pirštelį, didįjį, nykštį. Nykštį lengviausiai išsukti, taip. Nu, jisai vietos daugiausiai turi. Paspaudėm, užlenkėm, užlenkėm, taip. Paėmėt pėdą visą, tai smagiai suspaudėt. Ir pastebėkit, malonu ją spausti, tokia kaip ir saugi, netoks ir malonus jausmas. Aš nežinau, bet man tai malonus. Suspaudėt vat visą pėdą. Apimėt visą pėdą, suspaudėt. Paėmėt pirščiukus, nulenkėt proto ribose. Supinacija, pronacija. Paspaudėt į vieną pusę, į kitą pusę. Taip. Vieni įkalėm, ne? Gerai. Dabar paėmat pasidat kojytę ir su kumštuku gražiai iškalat viršų. Sukalat visus viniukus iš viršaus. Bet taip negailėdami paspaudėt, labai geras jausmas ir labai malonus. Sukalat viniukus. Kartais kyla klausimas, sako, nu, kodėl taip daryti, pavyzdžiui, su ta pėda.
Tai sakau. Natūralu, jūs patys pastebėjot, kad ateina laikas, nu, jeigu nešiojam, sakykime, kokią 36, pavyzdžiui, aš nuvedžiau, ne, vasarinio, tai paskui atėjo laikas, kai aš pradėjau nešti 37. Koja lyg nepaaugo, bet jinai praplatėjo. Deja, su metais bėgant daug kas keičiasi. Pradeda mūsų kaulai keisti, tiesiog išeidinėti, padikaulės taip. Ir būna taip žinom, kad tai ir pradeda užlipti pirštas ant piršto, atsiranda visokie mozoliai, kurių anksčiau niekad nebuvo, ar ne. Tai turim tą bėdukę ir nieko nepadarysim. Reiškia, vat masažuodami, mes statydami, neleisim tiem pirštam savo kažkur tai ten per daug laisvai vaikščioti ir išeidinėti. Nes mūsų tas padas ir be abejo, kai jau suaugam, trupučiuką suprantam, kad tą, ką darėm jaunystėje dėl grožio, kad ir ankštus bateliai, bet labai gražus. Taigi labai norisi būti gražiam ir vaikščioti taip. Tai dabar jau kuo laisviau, kuo pataugiau. Tai va šitas jau labai daug. Labai gerai dar pamasažuoti tą koją, kai jau jūs taip, sakykime, praėjot visą kūnelį. Tai pasimėt kojinę, įsibėrėt į vilnonę dar labai gerai, žirnių sveikų į padą. Nu ir kol savo ruošiat pusrytėlius, vaikštote ant tų kojinių su žirniais. Labai gerai. Nu, aš namuose turiu viniukus, tai aš stoviu, pavyzdžiui, ant viniukų. Aš turiu tokį dobilo formos, labai puikų tokį 5 elementų metalo kilimėlį, kurį galiu užsidėti ir ant galvos, ir ant pečių visur, nes jisai karpytas, tai jį bet kur. Tai tikrai be galo gerai tada veikia visus taškus kapitaliai ir tai yra labai naudinga. Dar prie kojos, nes mes kaip išstiprėti, išmasaruoti gerai va šitą mūsų išorinę vidinę tą dalį keltinę, taip. Nes vystosi mūsų ir jau einamės į pilną pagystę. Tai labai gerai pasidėjus lasdą arba nuo šluotos kotą. Ir įsivaizduoju, kad tai yra šluotos kotas, o čia yra pėda ir po trupučiuką abiem kojom einat. Aišku, be abejo, basom kojom. Einat, kol galų gale praeinate visą lasdą. Ir paskui per visą lasdą, kaip cirko artistai ant lyno, o jūs, aišku, ant žemės pasidėję šluotą, praeinate taip savo kojom. Be abejo, darželį va dabar yra labai gerai, darželį ten yra ir akmenukų, ir tų. Ir jūs galite su savo vaikais pažaisti, pasirinkti ten pieštuką pakelti, pradžiai galbūt šiškų kankorėžį pamėtyti, aktyvinti reikia savo visas pėdas, viską reikia aktyvinti. O tarkim dabar jūs išleiskit pirščiukus, taip ištieskit ir pabandykit, eiti kaip vorai, atskirai pirščiukais. Puikiai mankšta, pirštelėm atrodo visai negalta ir kaip vorai, palengva, pabandykite pavaikščioti. Atskirai po vieną pirštelį. Visą tai mes galim padaryti. Na, pavyzdžiui, aš turiu tokį masažuoklį, kaip arkliukas, tokia gimnastikos su 2 priekiniam kojom arčiau, kitos toliau. Na ir aš sakykime, po vandens procedūrų pasiėmus truputėlį aliejaus, kokia aliejaus yra jūsų teisė, kokią jūs naudojat, gali būti sėmenų labai gerai aliejus, alyvuogių irgi neblogai aliejus. Ir įsitepti savo kūną. Kai ant šlapio kūno jūs susipilate aliejaus, jo konsistencija pasiskirsto labai tolygiai ir galite labai puikiai išsitepti visą kūną. Ir jau taip bus lengviau jums, maloniau prasimasažuoti save. Na, o aš pravažiuoju su savo tuo arkliuku. Jis yra labai patogus. Ir pradedant nuo galvos, nuo malūnėlio, aš praeinu visą savo kūną. Ir kiek galiu pasiekti, aš pasiekiu ganėtinai daug. Stuburo aš pati savo pasimasažuoju. Bet jeigu turim problemų ir, sakykime, neturim pagalbos kaip ir iš šono, o patys savo, ką dar galim padėti, puikiai gali padėti jums masažuotis teniso kamuoliukai. Teniso kamuoliuką. Dažniausiai vis tiek, su laiku kur dažniausiai būna problemos nugaroj. Aišku, kad jos meniniai daly, ar ne? Na, tie, kurie sėdi daugiau per kompiuterį, be abejo, krūtinės daly turi problemų. Tai vienas, pirmiausiai, iš tokių fantastinių pratimų, tai yra šuniuko pratimas. Visi turbūt matėt. Ir jeigu turit šuniuką, tai žinot, ką mėgaudamiesi išbėgę laisvę daro šuniukai. Krenta ant nugaros, užkelia visas kojytės ir dirba.
Tai va šitas pratimas, žinokit, yra iš tikrųjų auksinis pratimas ir jeigu turite problemų vienose, išmokit. Į priekį eiti man kol kas sekasi gerai, bet atgal labai sunkiai. Reiškia, pasiimate už sulenktų kojų, ant nugaros, abi vieną koją pasitvėrėt, kitą koją pasiėmėt ir judat ant nugaros į priekį ir judate ant nugaros atgal. Atgal yra tikrai sunku, bet įmanoma. Tai vieno šito pratimo, žinokit, prašau, ant žemės. Ant žemės. Nu ir kitas yra labai, man patiko, mano kolega išrado, Darės, va čia yra stovykla, man labai patiko, sako, radau labai paprastą būdą ir pigų. Žinot, nu, kas turi pinigų ir nori dizaino gražaus, tai aišku yra firmos, bet labai paprastas, nuėjai į senukus, nusipirkai kanalizacijos vamzdžio, o tokio dydžio diametras, gal toks, taip, ir pasitiesiai tą vamzdį ir ant jo ridinėjai priekinės šlaunys, šonus, vidinės. Jūs pamatysite, todėl, kad žinokit, tikrai neįmanoma taip pat pačiam šiaip įsimasažuoti, tik ne. Čia eina grynai jūsų kūno svoris ir jūs giluminius raumenis savo išsimasažuosit. Tai yra iš tikrųjų labai gerai. Ir būtent va šitai daliai, nes pažiūrėkit, mūsų va būtent tas pagrindinis bliūdas, kaip sakau, energijos indas, ne, jis yra labiausiai apsaugotas. Ir jisai labiausiai yra sustingęs. Nes, kaip sakom, pasukite dubenį, tai mes linguojam visi. Ir ne kiekvienam išeina tą atskirai dubeniuką pajudinti, ar ne? Jisai kaip su šarvais yra. Todėl čia yra mažiausiai judru. Ir čia reikia ganėtinai stipriai išmasažuoti. Tai ten to vamzdžio atsipulti, didelį tokį pasimti? Nu, kiek jums reikia galbūt vis ilgesnio be abejo, bet šiaip pat, jo, kiekvienam savo. Nu, pavyzdžiui, man va tokio užtenka, taip? Ir diametras jo va maždaug va toksai va. Nežinau, aš ne kiek čia yra tas. Va. Galit jį, kad būtų minkščiau, pavyzdžiui, ten apklijuoti kokiu ten to filsiu ar ko, kažkokio tai reiškia, bet galima ir nieko. Bet tai, žinokit, veikia labai gerai. Taip, vamzdis. Klasikinis paprastas vamzdis. Ir žinokit, tikrai labai efektingai ir labai gerai. Na, o šiaip iš savo patirties galiu pasakyti, kadangi būtent vat nugara ir kada mes tą esminę turim problemą, tai yra netgi labai dažnai mes einam pas mažystus ir sako, oi, čia jums reikės kokių mažiausiai 10-15 masažų. Tai žinokit, patiems savęs galiu pasakyti, kadangi na, vis tiek buvau sportininkė ir turėjau šitų viskį traumų, dabar va, trupučiu, kad jaučiu tą juosmenį. Tai yra pagrindiniai, ką sakiau, masažuot, kaip tai va, šitą kelti, išeina stuburiukas, taip, toliau čia odegoje šitie va, dažniukai. Pagrindiniai, aišku, pačiam yra sunku šitus jau dalykus daryti. Bet ką jūs galite padaryti kiekvieną dieną, tikrai, tai stiprinti pilvo ir nugaros raumenis. Tai jeigu taip, reiškia, pilvui dirbti reikia kasdieną, vienareikšmiškai, kasdieną. Ir ne tai, kad ten 20, sakykime, padaryti atsilinkimų, bet, pavyzdžiui, kokį 100 atsilinkimų. Ir aš jums pasakysiu, kas įdomu, aš nubėgu į salą, pasimankštinu pradžią, atliegu savo pradžiomis ir paskui einu prie prietaisų ir darau atsilinkimus. Taip? Ir aš dar jaučiu savo nugarą, aš palengva jaučiu, kaip man praeina skausmas, įsivaizduojat. Viskas. Raumenukai atsigauna, dirba ir aš karto jaučiu, kaip man viskas žymiai geriau, vieno to atsilinkimų. Tai vat labai reikia rimtai dirbti. Mes galvom, jeigu mes galvom ten 10-15 padarėm, o jau mes kokie šaunuoliai puikus. Ne, jeigu norite turėti rezultatą, reikia dirbti. Tai kasdieną reikia dirbti stipriai su pilvo presui, kas antrą dieną nugaros raumenys stiprinti. Na, o nugaros raumenys reikia stiprinti, aišku, gulti ant kilimėlio, ant pilvo, elementus dalykas. Pakeliam vieną koją, pakeliam kitą koją, pakeliam abi kojas. Tas, reiškia, sklandytuvas, kaip ten mes jį vadinam, ne? Bet štai tokie dalykai. Kitaip nieko nebus. O va tas masažas duoda tikrai be galo stipresnį tokį dalyką, stangrumo.